Labas, Edita. Labas, Giedrė. Labas visiems, kurie nusprendėte pasižiūrėti šitą įrašą. Ir aš jį darau, paprašiau Editos iš tikrųjų, kad jinai man šiandien padėtų, kad būtų smagiau kalbėti dviese, kažkam pasakoti, o vietoj to, kad žiūrėčiau ir įsivaizduočiau tuos, kurie klausosi viena. Tai man atrodo, kad tai bus ir man smagiau, ir žiūrėti bus taip natūraliau. Tai šiandien aš labai noriu papasakoti apie savo praeitą kelią, nueitą kelią, apie dalyvavimą projekte pas Eveliną ir Jaumantę, tokias nuostabias merginas, kurios išdrįso, netgi mano akimis buvo labai drąsios ir padarė tokį naują dalyką, ko aš dar nebuvau mačiusi ir mane labai to sužavėjo ir patraukė tuo pačiu pas jas ateiti, nes jos pajutusios norą daryti kažką visiškai naujo ir tą bendrumą, bendrystę, jos kartu apsigyveno viena šalia kitos ir tam, kad kiekvieną dieną galėtų būti arčiau viena kitos, viena kitą paremti tame naujume ir daryti didelius darbus, netgi taip pasakyčiau. Ir kadangi tai yra visiškai nauja, tai gali būti, kad man ir papasakoti, reikės šiek tiek pastangų, tai Edita, tu man prašau padėk, jeigu pataisyk kokį žodį, kad padėčiau, kad parinkčiau teisingą, nes tas projektas Išsigrynink tiesą savyje, aš iš pradžio ėjau kaip dalyvė, kaip mokinė, nors iš tikrųjų ten aš buvau daugiau kaip bendrakūrėja, tai reiškia, kad aš pati mokiausi, pati augau, eidama tuos 5 mėnesius tame projekte ir turėjau tiek asmeninės sesijas 2 kartus per mėnesį, tiek mes turėjom grupė nelabai didelė, apie 20 žmonių. Iš pradžių buvo mažiau, po to jungėsi daugiau, bet Edita prisijungė jau prie pabaigos arčiau. Ir buvo užsiėmimai grupėje, tai kartą per savaitę mes turėjom Zoom'o tokius susitikimus, išsijautimus. Kartą per mėnesį gyvas grupės susitikimas, tai čia aš vis važinėjau į tą Palangą kartą per mėnesį ir turėjau po 2 asmeninės sesijas irgi per mėnesį. Tai va, tai pasižiūrint atgal, mano šitas dalyvavimas projekte man laike atrodo, kad truko ne 5 mėnesius, bet tikrai kelis metus, pagal tai, kiek visko aš daug tenai gavau, kiek pati pokyčių padariau, kokia dabar savo atrodau pasikeitusi, nauja, sustiprėjusi, išsigryninusi. Ir netgi nusprendžiau, kad tuo turiu pasidalinti, nes tai būna ne visur ir ne visada. Esu daug visko praėjusi ir man labai patinka tas augimas, nuolatinės tos ir naujos žinios ir kažką, kai naujo mokaisi, keiti, išbandai, praktikuoji, man ir patinka susipažinti su naujais žmonėmis, tačiau čia buvo išskirtinė ta patirtis. Netgi tai, kad mes visi toj grupiai jautėmės kaip šeima, vieni labai kažkaip artimas mūsų buvo ryšys ir tebėra, viskas yra išlikę, nors projektas baigėsi sekmadienį, 12 gegužės. Mes ten su Edita buvom ir buvo gražus renginys, pasidžiaugėm visi kartu nuvykę ir baigėsi toks pirmas etapas. Laukia antras projekto etapas ir nežinom, kaip jis ten bus kitoks šiek tiek ir nuo birželio 3, tai labai įdomu. Bet svarbu ir atsigręžti atgal ir pasižiūrėti, užfiksuoti tai vat, kas įvyko.
ir ką pasiėmiau ir pasidalinti tuo. Edita. Ačiū tau, Giedrė, labai gražiai šneki, tai aš irgi noriu pasisveikinti su visais ir padėkoti labai tau, kad tu pakvietei mane pabūti tą palaikančią erdvę ir liudijančią tavo kismą, mūsų visų kelionę. Aš irgi prisijungiau truputį vėliau, bet liudiju kiekvieną tavo žodį, prisidedu ir gera būti su tavim ir leidžiu toliau tau pasakoti. Ačiū. Ačiū, Edita. Labai jaučiu tavo palaikymą. Ir ne veltui esi čia, nes esi vienas iš tų ryškiausių dalykų, kuris man nutiko tame projekte. Galiu nuo tavęs ir pradėti iš tikrųjų. Tai esi Evelinos mama, Evelina su Jomante, tos dvi merginos drąsios. Ir aš tave pamačiau pirmą kartą gruodžio 22 dieną, kai aš buvau tokiam renginy, kuris dar nebuvo to projekto renginys, bet jis buvo toks prieš. Ir aš smalsumo vedama, to vidinio kažkokio impulso, nuvažiavau ir ten sutikau tave ir mes jau ten šnekėjomės kažkiek. Ir antrą kartą su tavim susitikom jau per Zoomą, kai aš buvau Sicilijoje kovo mėnesį. Ir tada supratau, kad tu irgi atėjai į projektą ir labai įdomiai merginos pasakė, kad Edita išsijautė, kad mes esam susijusios. Ir mes tada susipažinom iš naujo, ne kaip dvi fizinės, Edita, Giedrė, bet kaip tos sąmonės, kurios atpažino save tam aukštesniam lygmenį. Ir tai man buvo, kaip visiškai, ta patirtis tokia, negaliu pasakyti, kad visiškai nauja, bet labai, labai tokia kitoniška ir labai įdomi, labai prasminga ir gili. Tai man su tavim buvo nauja patirtis, ką reiškia, kai sutinki žmogų, kurio šiaip realiam tam žemiškam pasauliu kaip ir nebuvau sutikus, net apie tave nei ten mačiau kažkokių, nei Facebooko draugės nebuvom. O pasirodo, kad mūsų tas ryšys yra visai kitoks ir jis yra labai stiprus. Ir drąsiai sakau, kad jaučiu tave kaip seserį dvynę, su kuria man be galo lengva ir gera būti ne šiaip plepėti, bet norisi būti bendra kūryboje. Tai reiškia, kad man norisi su tavim kažką gražaus nuveikti, prasmingo, to, ką aš visada norėjau per save atnešti pasauliui, tą šviesą ir visą kitą. Tai labai džiaugiuosi, kad ir tu, Edita, buvai pasiruošusi tai bendra kūrybai ir tam santykiui tokiam. Tai aš tai žiūriu kaip į pačią didžiausią dovaną iš to projekto ir ne veltui dabar, kai jau projektas baigėsi, mes turim savo projektėlį, nuo kurio startavom, išskleisk savo sąmonės žiedą ir mes jau už mėnesio jau truputėlį greičiau skrendam vėl į Siciliją, taip. Mano kvietimu, mano iniciatyva Edita sutiko ir dabar jau džiaugiasi, jau nori. Ir mes turim labai daug gražių idėjų, daug svajonių bendrų ir toliau norim būti toje bendrystėje, bendra kūryboje. Tai va, koks tas yra mūsų gražus santykis ir parama viena kitai. Dabar esu susirašiusi iš tikrųjų net 11 punktų iš savo tų pačių ryškiausių momentų, kurie nutiko man šiame projekte. Ir galbūt ne visus paminėsiu, bet kažką, kas buvo man, kas dabar atrodo svarbiausia. Tai tos kelionės autobusu
į Palangą, kaip aš pradėjau, jos buvo labai, tuo metu man atrodė drąsios. Man 22 dieną gruodžio, kai jau kūčios ant nosies, aš sugalvojau ten su nakvynėm, ar 2 nakvynėm, man atrodo, taip, aš su 2 nakvynėm vykau į Palangą, į tokį išsinuomavau butelį ir ten leidau sau labai tą laiką labai asmeniškai, taip, su dienoraščiu, ėjau prie jūros, gražiai leidau tą laiką ir kartu buvo, aišku, ir tas renginys, susitikimas, bet tos kelionės ir toliau, kurias reikėjo padaryti kartą per mėnesį, ir toliau buvo va toks laikas sau. Ir jis šiek tiek buvo skirtingas, ten porą kartų važiavau vienu autobusu, tada atsirado ir projekte tokia Ieva, tai mes su mašina kartu važiuodavom, tai vienaip, tai kitaip su nakvynė, tai nakvojom porą kartų pas Eveliną su Jomante, turėjom labai smagius vakarus, tokius su pokalbiais, ir tai buvo labai, man toksai irgi ryškus prisiminimas, kuris davė labai daug naudos, ir to ėjimo į gilį išsijautimo, kai gali šiek tiek pabėgti nuo tos buities, nuo šeimos ir dar giliau tarytum į tuos savo vidinius procesus įsileisti. Tai aš pati dėkinga savo, kad aš išdrįsau, kad taip pasakiau, kad važiuoju, noriu, nors kitiem iš šono atrodė, tai ko čia ta Giedrė viena į tą Palangą važiuoja. Bet mane palaikė mano vyras, ir kuo toliau, tuo labiau, ir dabar labai jaučiu didelį iš jo pusės didelę paramą, pagalbą ir palaikymą. Tai esu labai tau, Tomai, dėkinga už šitą kelią, nes tu tuo metu buvai su šeima, palaikei mane, ir galbūt didžiausias iššūkis tau, Tomai, buvo, kai aš išvykau į neplanuotą į Siciliją savaitai, ir šokas, Tomas sako, tu mane daugiau taip, tu nedaryk tokio šoko, nes jis buvo išvažiavęs, išskridęs, kuris ten buvo, Airijoje, neatsimenu dabar miestų, ir aš jam tada parašiau žinutę, kad aš jau nusipirkau bilietus į Siciliją. Bet taip turėjo viskas susiklostyti, galbūt kitaip nebūčiau išdrįsusi pasakyti, nes tas sprendimas, tikslingumas vykti į Siciliją, jis irgi atėjo iš projekto. Ir buvo kažkur apie vidurį jau, nes, taip, sausis, vasaris, tai kovas toks gal vidurėlis, kovo pradžia, ir aš išsijaučiau, kad man ten labai tikslinga yra nuvykti, ir aš pamačiau meditacijos metu, pamačiau būtent tą miestą Sirakūzus, kuriuose aš buvau praeitais metais gegužės mėnesį, ir aš buvau savo pažadėjusi, kad aš ten sugrįšiu, nes ta vieta man buvo kažkokia ypatinga trauka tai vietai, tai žemei ir ten esančioms šventovėms, stiprioms, energetiškai stiprioms vietoms, ir būdama tam projekte, aš jau supratau, kad ten yra kažkas daugiau, ir aš turiu ten nuvykti ne tik dėl savęs, bet ir dėl viso projekto. Tai taip iš tikrųjų ir pasitvirtino. Taip pasitvirtino, ir labai daug ten nesigilinsiu, galbūt kas norės papasakosiu asmeniškai, bet ten iš tikrųjų iš viso projekto buvo patys stipriausi išjautimai, visiškai laikas su savimi, nes, įsivaizduokit, viena gyvenau butelėje, ten, aišku, aš ten vaikščiau ištisai po tą miestą, buvau vieną dieną į kitą miestelį, Noto nuvažiavus, apsižiūrėjus, bet aš visą laiką turėjau ką veikti, ir kuo užsiėmusi, man tikrai netrūko žmogaus šalia, turėjau tą didelį ryšį su subtiliu pasauliu, ypatingai su keliom kosminėm sąmonėm iš ten, ir tai, ką tenai patyriau,
tai tikrai yra toks, kaip nežemiška tokia patirtis, kai ir nežemiška, tokia ir to ypatingoje žemėje, kur yra pirmapradė energija. Kodėl taip sakau, nes galim pažiūrėti, kad ten ir stovi katedra Sirakūzų, toj senamiesčio daly, kur prieš tai stovėjo Atėnei skirta šventykla ir tada ten Marijos, ten Šventosios Liucijos bažnyčia, katedra. Tai ten per amžius tos energijos ir tiesiog tas jausmas, kad nesvarbu, koks tas tikėjimas, svarbu ta turbūt šviesa, ne, nežinau, Edita, kaip tu pasakytum iš šono, žiūrint, kaip... Mes randam pavadinimų, žodinimų ir ne tom energijom. Bet manau, kad svarbu pati ta energija, ta pirmapradė ir visos tos kosminės sąmonės, kokiais vardais be pavadintumėm, einant amžiams, mes rasdavom visokiausių pavadinimų, ar ne, ir tų visų tikėjimų susikūrė, bet iš tikrųjų tos sąmonės, jos yra tokios, kokios yra, kaip bevadintumėm, ir svarbiausia žmogui per jausmą, per suvokimą, per pajautimą tik galima išjausti tą. Tai tu labai gražiai pasakoji, ačiū tau. Ačiū. Dar pasakysiu tokią kaip įdomią detalę, kad ten nuvykus aš save visur pristatydavau kaip Liučija. Liučija tai itališkai Liucija. Nes jau prieš išvažiuojant kažkur, nežinau, ten buvo tik koks mėnuo prieš, neatsimenu tiksliai, aš įsijaučiau savo tą sąmonės dalį, kaip Liucija šviesos nešėja, echoiminė sąmonė, jeigu taip tiksliau. Ir aš labiau norėjau ją geriau pažinti. Ir aš galvoju ir dabar, kad jinai yra susijusi su ta Sicilija, su Sirakūzais, va ta mano dalis. Ir man reikėjo ten nuvykti, susirinkti tarytum kažkokių žinučių, kažkokių detalių, pasijausti, kaip aš ten toj žemėje jaučiuosi. Ir man tai labai padėjo, kad aš pasivadinau tą Liučiją ir toks buvo kaip gal sustiprintas tas jausmas, tas įsijautimas visas. Ir man tai iš tikrųjų labai patiko. Ir žmonės, su kuriais ten susipažinau, nuo paprastų ten pardavėjų iki gidų ir ten, pavyzdžiui, galerijos ten darbuotoja, tokia nuostabi buvo Italija. Buvo tokių daug žmonių, kurie mielai norėdavo pasišnekėti, kažko padėti. Tai va, tai aš leidausi į visas tas tokias draugystės, tiesiog pokalbius gražius. Tai buvo labai įdomu, nes jaučiau va tą tokį stiprų patvirtinimą, kad taip, jie manyje matė va tą mano dalį, tą Liučiją, ir vis man tvirtindavo apie mane. Ir kadangi Sirakūzai yra miestas, kur šventoji Liucija kaip globoja tą miestą, ten jos bažnyčios, visko labai labai daug apie tą Liučiją. Tai, man buvo ir juoko daug tokio, kaip aš viską priėmiau įvairiai, ir kai kur labai taip jau rimtai pažiūrėjau, kai kur su juoku, bet labai buvo gražu gauti tą patvirtinimą, kad taip, kad jie man leido pasijausti. Ir tai, vat, galvoju, būnant Lietuvoje, to tikrai man nebūtų pavykę padaryti. Tai va, tai ir taip va pasirodo gali būti. Tada, kas dar? Taip, apie bendruomenę pašnekėjau, kad būnant šitam projektą savo šeimoj, jaučiant Evelinos ir Jaumantės palaikymą, tas ėjimas buvo labai toksai drąsus, nors dalykai, kuriuos tenai atradau, buvo be galo nauji. Aš šiaip tai prieš tai buvau Violetos Petraitienės ir mokymuose, ir knygas skaičiau, ir tai man atrodė be galo drąsu ir nauja, bet čia buvo dar drąsiau, ir čia išgirdau keletą naujų dalykų, pavyzdžiui, šaltinis. Kas tas šaltinis?
merginos net nepaaiškino, iš tikrųjų pirmą kartą sako, taigi reikia, bet kūrėjas yra absoliutas, tai absoliutai jau buvau girdėjus, bet kas tas šaltinis, kad dar yra šaltinis, tai pasirodo šaltinis yra aukščiausia mūsų ta dalis, iš kurios mes kaip ir visi esame atėję, ta dalis visatoje, ne, ir, ir ta mūsų dalis yra be galo tyra, be galo ir stipri, didelė, ir tokia grina, tai vat koks tikslas buvo ir su šiuo projektu, kad tą savo dalį, kuri čia dabar žemėje yra kaip fizinė, kaip Giedrė, bet ta kita dalis yra atėjusi iš ten ir kaip viską apjungti ir dar toj materijoje išjausti ir veikti per ją. Tai yra ką veikti, visą tą padaryti, ane, Edita? Taip. Tai va, ir kai esi bendruomeniai, tai viskas yra drąsiau ir mes visi kartu išsijautinėjom ir tos pavadinimus, Echoiminė sąmonė, Herosijų, Rachma, Anasta. Va, Anasta atėjo per Editą. Tai tas gražus vardas, bet tai tik tai vardas, bet mes, va, ta sąmonė, visa ta energija už to vardo yra labai labai, nu, viena tokia stipriausių ir svarbiausių. Tai labai vat, smagu, ką dar noriu paminėti, kad būnant pas Eveliną ir Jomantę, jos iš pat pradžių mums pasakė, kad joms svarbiausia yra lygiavertiškumas, taip, kad mes visi galim susijungę į meditaciją bendrą pasakyti, ką jaučiu, kas per mane ateina, ar vaizdinys, ar kažkokie garsai, kažkokie žodžiai, kažkas. Ir tai man irgi buvo nauja, kad aš galiu dalyvauti, aš galiu kažką jausti, kažką matyti. Ir iš pradžių tai silpniau galbūt jaučiasi, bet ir visiems skirtingai, ir viskas su tuo gerai. Ir žinoma, į projekto pabaigą jau daugiau to viso turi ir jau gaudaisi geriau. Tai va, tai labai tas yra, nu, vat, labai stipru, labai svarbu. Ką tu, Edita, apie tai gali papildyti galbūt mane šiuo klausimu? Aš tikrai viskam pritariu. Ir kadangi dabar šį kartą yra tavo pasidalinimas, aš kažkaip tiesiog atėjau tave palaikyti, paliudyti visą tą, bet galiu pasakyti, kad pritariu tikrai viskam, ką tu pasakoji. Aš kartu su tavim dalyvavau toj tavo kelioniai virtualiai, Sirakūzuose ir Sicilijoje, ten visur. Tai tikrai buvo be galo mane pačią praturtinanti tavoji patirtis, ką tu ten išjautei, ką jausdavom projekte visi susijungė ir ką tu ten įtvirtinai, tarsi įmaterinai, žygiuodama per tą žemę, per tas galios vietas. Tai buvo tikrai labai stipri patirtis ir prisidedu prie liudydama tai, kad tu pasakoji, tai, kad iš tikrųjų tas projektas be galo stiprus, be galo naujas, kur visiškai buvo tarsi patraukta tos senos mūsų patirtis, nes labai kartais protas nori remtis tuo, ką patyrė, ar ne? Ir sunkiausias, bent jau man momentas, galbūt buvo patraukti tuos senus patyrimus, kažkokius, kur tokius nuostatas, įsitikinimus, tuos rėmelius. Nes labai mes greitai įkrentam į tą, tarsi norim naujai, einam į tą naujumą, bet labai greitai iš proto iškyla tie senieji, žinomi protui patyrimai ir tuomet vėl nebeišeina pamatyti visko naujai. Čia buvo pats tas stipriausias toks, kad kiekvieną akimirką žiūrėti save naujai, į visus kitus naujai, nebemauti tų senų įvaizdžių. Ir tikrai net sunku tikrai kažkaip tą visą papasakoti, čia reiktų labai ruoštis. Labai turiu viltį, kad merginos pačios pristatys savo veiklą kažkada ir tikrai prisijungs daugiau žmonių į tai, nes tai yra labai vertinga ir kad ir stipru, bet pažvelgti į save iš visų kampų, nebebijoti, pamatyti save giliau, eiti pačią esmę, nes kartais būna labai subtilūs tie mūsų
mūsų tas savęs apgaudinėjimas, nematymas Taip. savęs tikrojo, ar ne, Mhm. ir kartais mokomės taip save apgauti, tai tikrai labai stipru Taip. ir man turbūt stipriausiai, kada į galvą irgi iškilo, aš jau laikiau save tokią mylinčią save, meilę savo, ar ne, mes jau Mhm. senai per tai ėjom, ar ne, ir kiek daug dar iškilo savęs vertinimo, nepriėmimo, tokio nepasitikėjimo, ne tokio jau stipraus kažkokio slegiančio, bet pamatymo to, kad vis dėlto buvo dar daug užslėptų tų Taip. dalykų. Taip. Tai tikrai labai, Mhm. labai stipri Taip. patirtis ir dėkui, Giedrė, kad tu daliniesi. Tai aš ir neįsiplėsiu daugiau, Mhm. tu labai gražiai Gerai. pasakojai. Ačiū, Edita. Labai gražiai pasakei apie tuos įvaizdžius. Tai aš irgi projekto metu supratau, kad man trukdo tas įvaizdis, nu, pradėjo trukdyti. Galbūt iš pradžių aš jo nepastebėjau, bet tas įvaizdis, kad aš ateidama į projektą, aš gi buvau ta specialistė, kaučerė, tiek sveikos gyvensenos, tiek emocijų valdymo. Ir man tai buvo toks, nu, patogus, jau komfortiškas, kur aš galėjau ir veikti, aišku, ir man tai labai patiko, ta veikla, bet su laiku, vat, tame projekte, su visom tom patirtim ir augimu, aš supratau, kad aš jau nebesu tai. Aš tik tai dangstausi tuo įvaizdžiu ir to jau nebereikia. Ir tada aš padariau tokį kvantinį šuolį, taip, kaip dabar daug kas mėgsta sakyti, ir aš nusprendžiau, kad palikti tai kaip seną savo dalį ir pasirinkti naują dalį, kurią aš dar tik pradedu pažinti, dar jinai nėra tokia apčiuopiama ir aiški, bet aš supratau, kad dabar atėjo jai laikas, kad aš noriu užleisti vietą savo tai grynai sąmoniai ir išskleisti, ką aš galiu dar, kokios yra mano naujos savybės, naujos galimybės, gebėjimai. Nes viduje jaučiau vat, didelį norą būti ta šviesos nešėja šiek tiek kitaip. Ir galima sakyti, kad nuo gegužės mėnesio aš daug ką padariau ir fiziškai, ne tik žodžiais, ne tik pasiryžimais, bet daug padariau fiziškai ir tarytum palikau ir tą emocinės laisvės technikas, tapingą, kurios man be galo buvo, e, ta technika be galo daug padėjo ir man, ir žmonėms, su kuriais dirbau. Tai buvo labai drąsu, labai drąsu. Ir, ir va ta galimybė, o ta galimybė, kad tau nebūtina numirti tam, kad tu vėl iš naujo gimtum ir būtum tarytum truputėlį kita tapatybė, nu, kad kitas žmogus. Aš jau dabar galėjau tą savo tapatybę pakeisti ir ne veltui tas antras mano vardas Giedrė Liucija. Tai netgi rodo, ne, kad aš jau nesu vien tik Giedrė, aš esu jau ta ir kita, ta nauja mano dalis. Ir labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad tas projektas man padėjo ne tik vat jausti visą laiką ir turėti tą savo viduj, bet sulygiuoti su išoriniu gyvenimu, kad tai, ką sakau, aš tą ir darau, ir tiesiog tada gaunasi, kad visiškas toksai grynumas, tyrumas, kai jau nėra nei ko slėpti ir dangstytis, ir drąsiai gali eiti tuo nauju keliu, nors tai galbūt nėra taip labai patogu ir kartais, va kaip šiandien, netgi ryte pajutau tą baimę, kad mane gali kažkas teisti, kažkaip kritikuoti, nuvertinti, bet aš tai tiesiog palieku, nu, tiems žmonėms palieku kaip jų dalyką, o sau aš pasiimu tai, kad aš drąsiai einu savo naujų kelių, nes ta prasmė yra tokia didelė ir šviesi, kad neverta dairytis į šonus ir mažintis. Ir laukti, kol kažkas dar sakys, tai ką, Giedrė, eik. Ne, jau dabar aš pati dedu žingsnius ir man jau, kaip supratau, man jau nebereikia nei kažkokių mokytojų, kaučerių ir taip toliau.
kas dar man patvirtintų, kad Giedrė, va, žiūrėk, ten tai tu tokia ir tokia. Ne, jau aš dabar esu visiškai viduje tvirtai žinau ir jeigu su kažkuo man reikia dar pasitarti, tai man su savim tą savo grynąja savo dalim ir aišku, su tokiais žmonėms, kaip tu, Edita, esi ir tie, kurie tiesiog šiek tiek, vat, tą kryptį parodo, kaip išklysti iš kelio, bet jau nėra to tokio kaip astrologai ir numerologai ir kiti dalykai. Tokių jau supratau, kad nebereikės. Taip. Ir va, iš to naujumo ką supratau, kad kad man labai aktuali gausos tema. Ir mum kartu su Edita iš tikrųjų. Ir tie nauji gausos dėsniai, kai esi naujoj toj realybėj, kaip ta nauja sąmonė veikia ir ta realybė yra šiek tiek kitokia, vadinasi, ir tie veikimo principai yra truputėlį kitokie. Tai aš ką esu nusprendusi ir kas man įdomu labai pačiai, tai pasityrinėti tuos naujus dėsnius ir ypatingai, vat, kaip ateina gausa, kaip būti finansiškai laisvai, kaip iš tikrųjų man labai didelis yra noras ir sau pačiai padaryti va tą finansinės galimybės, kad aš galėčiau daryti tai, ką noriu, keliauti po pasaulį, gyventi gražiose vietose, ten, kur norisi, daryti kažkokius projektus labai prasmingus ir įdomius ir kartu nesirūpinti tuo, kad tai ar čia man užteks tų pinigų tai kelioniai, ar kur čia, kaip čia dabar, kaip čia dabar jų gauti ir taip toliau. Tai tą fokusą nuo trūkumo kaip tik į va tą laisvą požiūrį, kai nėra jokių ribų, kai visos galimybės yra pas mane. Ir tai yra kelias, aš suprantu, kad tai yra įdomus kelias, kuris turės vėliau ir tas išraiškas fizinės. Tai viena iš tų išraiškų mano vizijose yra Mercedesas. Tai yra automobilis, su kurio važiuodama aš jausiuosi, va, kad aš apjungusi va, tas visas dalis ir tą subtilų pasaulį, dirbdama darbą, veiklą, turėdama, kur man be galo pačiai gera, aš galiu važinėtis prabangią mašiną patogią, komfortišką. Ir viskas su tuo gerai, nei mano dvasingumas kažkaip nuo to nukenčia, nei nu, vienu žodžiu, viskas atrodo suderinta ir harmonija. Ir aš labai noriu aplink save matyti ir kitus žmonės, va tokius, atradusius savo tą aukštesnę dalį ir išlaisvinusius save į bet kokią tą laisvės formą, tiek ir į finansinę, santykiuose, veikloj ir visame kame. Tai va, ir dar viena kryptis, tai turbūt būtų mūsų abiejų su Edita taipogi yra ta sklaida, nešimas žinios už ribų projekto, kad atrodo, lygtais dabar, va, kaip Edita sakė, kaip ir mažoka dar mes neturim net ką parodyti apie merginas, nes jos tiesiog nelabai dalinasi, turėjo daug tų procesų, daug darbo reikalų su grupe ir per mažai yra informacijos kol kas šiai dienai. Ir mes su Edita jaučiamės tos, kurios gali ir nori skleisti tą žinią ir tiek apie jas, apie visą tą erdvę nuostabią, kur gali jungtis žmonės, tiek apie viską, kas bus ateityje. Tai va, tai mes esam tos drąsuolės, ne? Taip, pritariu viskam, tu labai gražiai viską įžodini, taip kad aš Ačiū. tikrai šiandien scena tavo ir man nauja Dėk. patirtis, nes aš tokia daugumoje būdavau daug kalbanti, tai šiandien esu ta klausytoja ir rėmėja, liudytoja, tai labai gera girdėti tave ir pritariu
viskam, ką tu sakai. Tai aš manau, kad tu tą žinią jau ir išskleidėjai, man Taip, belieka taip. pritarti ir daug sakyti jau čia nieko nebereikia. Ačiū, Edita, tau labai. Ir lauksim tavo pasidalinimo kitą kartą, taip? Tai Taip, va. taip, ačiū tau labai, Giedrė. Ačiū visiems, ačiū už tą palaikymą, už tą buvimą šalia. Ačiū. Iki. Iki.